Tai Kostai, koks būtų tavo bendras apibūdinimas apie varžybą šiandienos? Na, geras, laimėjom varžybas, gerai buvom pasiruošę tiek fiziškai, tiek taktiškai, viską išpildėm, ko norėjom, tai tik pozityvios emocijos nuo varžybų. Ir kaip gerai pavyko pasiruošti sezonui, nes, kaip suprantu, net sezonui prasidėjus dar nebuvo baigta komandos komplektacija, būtent apie naujus prisijungiančius žaidėjus. Aha, tai visą rugpjūtį vyko komplektacija komandos, intensyviai ruošėmės, turėjom po 2 treniruotės kiekvieną dieną visą rugpjūtį, tai ir rytais treniruodamės ir vakarais, tai keletą žaidėjų prisijungė ne per seniausiai iš Slovakijos ir Čekijos, bet šiaip jau nuo pradžių treniravosi jau visa komanda praktiškai. Čia keletą žaidėjų tik tai atvažiavo neseniai prieš 3 savaitės. Ir per šias 2 rungtynes įveikėte abi 2 lietuvių komandos. Ko galima tikėtis kovose su Latvijos ir Estijos komandom? Na, nežinau, tai tikrai pergalių, manau, gerai esam pasiruošę, turim gerą komandą, reikia žaisti. Manau, mūsų komandos potencialas šį sezoną tikrai geras ir reikia realizuoti savo potencialą ir kautis kitose varžybose. Tai nepaslaptis, kad už savaitės vyks kontinentinės lygos atrankos etapas. Kokie tikslai ten? Tai mūsų tikslai praeiti kitą etapą, laimėti visas 3 varžybas, kiek čia žaisim, nes dabar tikrai intensyviai šią savaitę padirbėsim ir ruošiamės artėjančiam kovom. Ačiū. Prašom.